Kaip jums tas balaganas su registrų centro savitarna? Kaifuojate, ne? Jau aš nežinau, kiek čia mėnesių mes vargstam ir šviesos tunelio gale nėra. Ne, nėra. Aš jums dabar turiu kelis perliukus, jais pasidalinsiu, bus vienas toksai ilgas, tai net screenshotą įdedu. Aš asmeniškai bandau su registrų centru kaip įmonės atstovė pasirašyti sutartį, tai jie užsideda savo terminus 20 ten darbo dienų ar mėnesį, ten aš nežinau ką. Jūs tokiam tempė, jeigu dirbate, tai gal ir nieko keisto, kad jūsų savitarna jinai neprogresuoja, o regresuoja. Jadis užsakant be e-mailo negali tęsti užduoties, o e-mailai kelti neįmanoma, neleidžia. Jeigu nori pirkti kelias paslaugas, tai turi už kiekvieną mokėti atskirai. O jeigu susimokėjai už paslaugas ir tau reikia PVM sąskaitos faktūros, turi paprašyti e-mailų tos sąskaitos faktūros. Prisijungusi savitarna, norint pateikti finansinę ataskaitą, finansinės atskaitomybės, turi dar kartą prisijungti į registrą, į dar kažkokią turbūt posistemį, dar kažkur, nes, žinot, nes nedaug dievė vienos autentifikacijos neužtenka. Štai ta ilgoji istorija. Tai čia iš viso, iš tiesų, tai yra tikrasis registrų centro veidas. Tai blogai, kaip yra dabar pastaruosius 6 mėnesius, nežinau, kada buvo. Tikiu, kad komentaruose pasidalinsite jūs dar ir savo istorijomis, o registrų centrui turiu tik vieną klausimą. Bata,